šovė, tai kiek mašinas suvarytos važė. Aš tam pasisekė, pavyzdžiui. Lem? Aš tam pasisekė. Tai mašina, tai neišvažiuot negal nieko. O, žiūrėk čia. Nu, čia biškutį, čia nedaug. Kaip bet galėjo nukristi nuo vasarą? Nepritvirtintas gerai, bet nutrito. O čia jį remontuoja ar kažką? Nu, tai matai, kad remontuoja. Taip, ne, dar parodys. Reikia visi profesionaliais patikrinti. Jau LNK žinios. Jau presą yra. Tai nepasisekė, bet čia tik. Bet gerų mašininkė, man atrodo. Gal, kad nuleidžiam miestą. Šitą kaip nepasisekė, žiūrėk, kaip stiklutė. Bet tai čia draudimas įdomu apmokės, ar ne? Manau, kad ne, tai draudimas, tai rimtas skirtumas. Čia tiesiog iš jūsų reikalau? Da, jo. Draudės šiek tiek protingai. Ne, o čia daug, tu stovėjai visą laiką ten sėdėjai? Kur? Nu, tenai? Čia kaip mes žaidėm. Einam. Tu dar nieko nevažiavai, ne? Žiūrėk, ant mašinas pririšo tą. Nieko, mašiną gadino. Ta nebloga? Buvo. Kas kaip to tarkim? Bet čia mašina gali. Kaip jie sugadins su visą įrangą ir svarbu atsakinėti už tai nereikia, įsivaizduoju. Supjausi, jeigu kainuoja. Bet jie čia šiandien nepatrauks. Čia be šansų. O čia šitą užtvėrė jie? Ar čia buvo? Kodėl nepatrauks? Šiandien kokia 3 Tai kiek čia reikia jos traukti, kur jos vežti? Reikia mašiną iš... Va, čia padės, čia padės. Va tai va supjausis ir sudės čia jūs. Nu, normaliai. Bus LNK žinios Vilnius. Kadangi šeštadienį nėra ką rodyti, tai vat galės kriminalinis šitą rodyti. Šeštadienį tik kriminalinė ir vyksta. Bet čia ir žmonių galėjo eiti, galima. O, šitam tai pasisekė, ne? Žiūrėk, dviratukas. Galėjo, pažiūrėjau, vestuvininkai pasistatyti mašiną čia. Žiūrėk. Smartas, tai reikia smartas turėti. Daugiau žmonių atvežė. Na čia stiklai sudužė tos mašinos. Gali būti, nes matai šitas yra atlaisvintas. Nors viduje nėra. Nu, gal čia šiaip atidarytas. Parodysim tą. Labai mažai žmonių dirba.